Nors už lango cepelinis dangus, vis tiek gera nuotaika, nes aš turiu galimybę parodyti dar vieną mūsų kurtą, realizuotą, prižiūrėtą interjerą, tai yra manufaktūrų būtas arba kodinis pavadinimas būtas be šaldytuvo, nes jį labai sunku rasti žmonėm, kurie čia atsiranda pirmą kartą. Iš tikrųjų, čia buvo realizuota daug visokiausių techninių sprendimų, daug dizaino sprendimų ir visą tai jūs galite pamatyti video toliau. Šiandien faina diena, prasideda mūsų naujas objektas, rytoj bus griuvimai ir kaip tik norėjau pafilmuoti, kol dar stovi senos sienos, jūs galėsit pamatyti esamą situaciją ir biškai vėliau galėsit pamatyti jau naujai sukurtą išplanavimą. Taigi trumpa objekto apžiūra. Aš esu įėjimo zonoj, dabar jinai yra labai didelė ir tiesiog bus nenaudojama. Blogai. Svetainė. Svetainė yra labai maža. Blogai. Virtuvė, vienas stalviršis, čia niša šaldytuvai, realiai turėtų likti tik tai vienas stalviršis pagal statytoją. Irgi ne kažką. Važiuojam toliau. Vaiko kambarys. Vaiko kambarys yra pakankamai erdvus, kaip ir gerai, bet aš sakyčiau, kad jis yra per didelis santykinai prie bendro būto ploto. Toliau pas mus yra bendras sanmazgas, gana erdvus, kaip dėl tokio būtų, viskas ok. Dabar žiūrėkit į tragediją šitų būtų. Kambarys su kažkokiu praėjimu ir čia yra galbūt 1,50 m. Nu, kas galima padaryti tokiam kambarį? Tragedija, labai blogai. Važiuojam toliau taivų blokas, čia yra taivų sanmazgas, su juo kaip ir viskas ok. Toliau pas mus turėtų būti drabužinė ir didžiulės taivų mėgamasis. Kaip ir ok, bet sakau, galima būtų sutaupyti kelis kvadratus ir atiduoti jo svetainiai. Tai sakyčiau, kad blogai. Kad išplanavimas yra apgailėtinas ir jį tikrai reikės koreguoti. Mes jau turim planą, kaip galima būtų jį pagerinti. Iš esmės, arkliukas šito plano, kurį mes padarėm, yra toksai, kad šičia svetainė zona ir virtuvė bus apjungiama kartu su šitu miegamoju. Nes iš pradžių užsakovai nori pagyventi, kol kas jie neturi vaikų ir didesnis prioritetas būtų kaip tik gauti daugiau tos gyvenamosios erdvės. Pradžiai, kada atsiras vaikas, tada jau galvoti apie kažkokį kitą sprendimą. Ir mes pasiūlėm dar vieną super sprendimą, tokį, kad išplanavimas būtų modifikuojamas lengvai. Kada atsiras vaikas, mes lengvai galime šitą segmentą sienos uždaryti, užtapetuoti arba nudažyti. Iš tos pusės, iš koridoriaus mes pastatome irgi sieną ir duris. Ir viskas, puikiai tu turi dar vieną kambarį. Sumažėja kažkiek svetainė, bet tau nereikia kraustytis į kažkokią naują būstą, galvoti ir laužti savo galą. Tai va. Apie išplanavimą papasakoju, dabar biškai pažiūrėsime pačios dizaino sprendimus viso būto. Pradėsim nuo įėjimo. Čia pas mus yra įėjimas į būtą. Iš esmės tai yra didelė spinta, kuri turi savo funkcionalumus. Čia yra atviros spintelės, lentynos, kur galima padėti smulkmenus, kada tik ateini į būtą, kažkokius raktus numesti. Šitas segmentus spintos yra atsakingas už batų sandėliavimą. Čia yra tokios mūsų stalčiai ištraukiami. Tada šitas segmentas spintos yra šiek tiek didesnis, čia yra pas mus visokie pakabinimai rūbams. Ir pagal statytoją šitas segmentas turėjo būti dar viena spinta. Bet kad atiduoti duoklė virtuvai, šitą segmentą mes atidavėm šaldytuvui. Tuoj paaiškinsiu daugiau. Čia yra pas mus grotelės, iš kurių išeina šiltas oras. Čia yra pas mus šaldytuvo paėmimas. O čia grotelės, kur ateina tas oras. Ir va čia yra jau pats šaldytuvas. Jis gaunasi biškai už posūkio nuo virtuvės, bet viskas yra patogu. Tu gali paimti savo iš šaldytuvo kažkokį produktą, padėti jį čia ant stalviršio, uždaryti šaldytuvą ir toliau jau gaminti. Atsikvėpti reikia. Padėjus į šaldytuvą daiktus, tu jau gali gaminti. Čia biškai padėsiu pauzę ir papasakosiu apie patį virtuvę ir jo struktūrą. Šitą bloką virtuvės aš norėjau vizualiai sujungti su koridoriaus. Kaip matot, koridoriaus ta medžio imitacijos plokštė LMDP pereina pas mus į virtuvės viršutinės spintelės. Ir čia yra toksai sunkus juodas blokas. Čia yra pas mus granito stalviršis labai atsparus ir labai praktiškas ir tamsiai plokštė. Dar iš tokio įdomių sprendimų mes čia padarėm šitą per tvarelę, kurį susijungi su viršutiniam spintelėm, kad čia galima būtų paslėpti šitą kavos aparatą arba virdulį, kad tu jį nematytum iš svetainės. Kada tu sėdi ant sofos, tu jį tiesiog nematai, jis tave neerzina, nes tas daiktas turi būti po ranka visada ir tu negali kažkur įslėpti į spintelės. Tai va, šitas blokas virtuvės, jis pas mus yra šviesus.
Tai buvo vėlgi padarytas sąmoningai, nes tas blokas susijungia su spinta, o šitas aš norėjau, kad jis pranyktų, kad tik tai būtų akcentas mūsų šitą virtuvę. Lyg tai tik tai čia yra pakabinamos spintelės ir visas šitas plotas tai yra tas darbinis stalviršis. Šitos viršutinės spintelės pagamintos iš baltos matinės plokštės. Ir šita sienelė irgi yra balta plokštė. Mes turim čia dvi šachtos, kurios mums trukdo, mes ją apžaidėm, padarėm, lyg tai būtų spintelė. Toliau pas mus eina langas, čia tik noriu parodyti detalę. Tas langas atrodytų biškiai aukštesnis, mes su Romanete uždarėm siją, kuri yra virš lango, atrodo, kad langas eina iki pat lubų, bet iš tikrųjų ten yra sija. Ir čia yra pas mus laiptukas, kuris buvo jau pagal statytoją, tai mes jį padarėm iš tų pačių grindinių šitų lentų, mums suformavo ir jis gražiai įsikomponuoja su šitų dantukų, kuris įremina patį langą. Toliau pas mus yra patogus valgomasis stalas. Mes jį irgi biškiai netipiškai projektavom, taip kaip mes norėjom turėti ir didelį talpę virtuvę, ir didelį sofą, mes čia buvom riboti dėl plotų. Ką mes sugalvojom? Mes sugalvojom, kad mes turim standartinį tokį stalą, iš šitos pusės mes turim kėdės, dvi kėdės, kurie yra skirti, sakykime, taivam, o šitoj pusėje mes jau neturim daug vietos. Ir čia teoriškai sėdi vaikai. Vaikai yra purvini dalykai. Vaikai ir tekstilis tai yra du nesueinami dalykai, dėl to mes čia padarėm suoliuką. Ką dar duoda suoliukas, jis mums gali leisti sumažinti šitą gabaritą. Jeigu čia būtų kėdė, jei reikėtų dar vietos, kad atsistumti, automatiškai mes turėtume daryti trumpesnį sofą. Bet sofa pas mus buvo didesnis prioritetas, dėl to mes padarėm suoliuką. Šitas suoliukas turi dvi funkcijas. Jis yra kaip suoliukas prie stalo, bet jis taip pat gali būti kaip žurnalinis staliukas prie sofos. Kada aš sėdžiu ant sofos, ant šitos kraštinės vietos, tai yra mano puikus staliukas. Aš čia galiu padėti kažkokį gėrimą, kažkokius užkandžius. Jis puikiai atlieka savo funkciją. Sofa pas mus yra segmentinė. Vienas iš minusų yra tai, kad jinai užblokavo šitą langą, bet mes laimėjom didžiulį sofą, taip kaip norėjo užsakovai, ir patogus, gražus dalykas interjere. Atkreipkite dėmesį, kad sofa yra šviesi ir dėl to jinai vizualiai atrodo lengviau. Toliau pas mus eina televizoriaus zona. Esmė šitos televizoriaus zonos ir aplamai šitos sienelės sprendimų buvo tame, kad ne užaklinti sieną, kad svetainė atrodytų kuo didesnė. Tiesme, kad tu jauti tą erdvę. Sėdi ant sofos ir tavo akis neatsiremia į kažkokią teorinę sieną, o jos mato čia erdvę. Ant tos sienos mes dar padarėm veidrodį, kuris dar praplatina visą tą erdvę. Tai mano tikslas buvo maksimaliai padidinti vizualiai svetainę, nes tai yra pagrindinė zona, kur tu leidi savo laiką. Man atrodo, kad visai gavosi, užsakovai yra patenkinti. Stop. Šlamštas ant stalo. Kas dar buvo vienas iš netipinių sprendimų šito būto, šito darbo zona. Abu užsakovai iš esmės labai dažnai dirba iš namų ir jiems reikia dviejų pilnavertiškų atskirų darbo vietų. Tai yra lyg tai svetainės dalis, čia tu gali padirbėti, čia tu gali atsisėsti patogiai ant sofos, turėti savo tokią atskirą zoną. Iš esmės žmonės gali būti kaip ir vienoj patalpoj, bet kiekvienas turi savo sofkytę, gali biškai pailsėti vienas nuo kito. Šitą zoną dar turi pas mus šitos ažūrinės pertvaros. Tai yra metalinės konstrukcijos ir jos turi vertikalus lemelis, kuri tam tikrų kampų yra pasuktos. Kada tu ateinai į namą, šita zona yra privatesnė, tu ją nematai. Bet kada tu esi koridoriui ir eini iš miegamųjų zonos, tu matai kiaurai pro šitos pertvaros, tau jos neužstoja vaizdą. Kol kas tai yra atskira zona, darbo erdvė, bet mes numatėm visą pilnai čia elektrą taip, kad jeigu užsakovom reikės atskiro kambario, jie demontuoja šitus ažūrinis pertvaras, užsiūna čia gipsą, pastato duris, taip pat užsiūna tą praėjimą nuo svetainės ir viskas, jie turi visiškai atskirą kambarį. Jeigu tu pažiūrėjai video iki šitos vietos, tikėtina jis kažko tai tave užkabino. Padėk patiktuką, prenumeruok kanalą, tai motyvuoja mane kurti tokį turinį. Ir tai yra savotiška patika visai mūsų komandai, kuri prisideda prie tokių interjerų. Važiuojam toliau. Ir mes įeinam į bendrą vonios kambarį.
tualetas, lentinėlė, 2 veidrodžiai ir 2 praustuvas. Šitam sanmazge pas mus yra vonė su dušu. Dušą mes numatom kaip visiškai atskirą sistemą. Voniai pripiltą mes numatom persipėlimo šitą sifoną ir jis turi visiškai savo atskirą maišytuvą. Žodžiu, šitas maišytuvas yra patogiam aukštyje, kada tu guli vonioj. Šitas blokas maišytuvo, jis yra patogiam aukštai, kada tu stovi duše ir nori praustis ir tu jį reguliuoji vačiau. Šita visa siena tai yra atskiras tiesiog inžinerinis kūrinys. Į šitą sieną suvažiavo tiek visokių santechninių prietaisų. Jūs galite dabar matyti šito ekrane, kad čia yra vienas putinkinis rėmas, dušas, bidė dušelis, iš kitos pusės pas mus yra dar dušas. Žodžiu, šitoj sienai yra belen kiek visokių santechninių prietaisų, dėl to jinai yra biškė pastorinta ir reikėjo labai apgalvoti, kokiam aukštai ką dėlioti, kad neišstorinti tą sieną per pusę metro. Dar kaip atskirą akcentą noriu pabrėžti, kad čia pas mus yra gyvatukas, toksai vertikalus, apvalus su kabliukais, labai patogus daiktas ir aplamai visi akcentai pas mus parinkti apvalios formos. Tai gyvatukas yra apvalus, maišytuvai yra apvalus. Žodžiu, einam į tos apvalumus. Jeigu apie patį stilistiką pačio šito sanmazgo, tai pas mus jis yra toksai tamsesnis, yra teraco plytelės ir kaip akcentas yra išskirtas šitas blokas vonios. Jis yra šviesus, čia yra šviesi santechnika ir taip toliau. Vienoj patalpoje iš tikrųjų galima sujungti ir juodą santechniką, ir baltą. Kodėl tai buvo padaryta, nes aš jau žinojau, kad mūsų skalbimo mašina ir džiovyklė bus baltos spalvos ir iš esmės aš norėjau visą šitą bloką padaryti tokį išskirtinį ir jį baltą. Kita patalpa pas mus yra jau pilnavertiškas uždaras darbo kambarys. Šitam darbo kambarį pas mus yra pakankamai daug erdvės. Čia yra tokia sofa lova, iš esmės jinai yra išlankstoma. Čia kaip patogiai taip savo galima pasidėti, taip ant jos patogiai ir vienam gulėtų, jeigu reikia 2 žmonėm, tu gali išlankstyti ir tai yra pilnavertiška normali lova. Čia pas mus yra priglaistomos durys. Pradžiai mes parinkome šitą kreminį gražiai plokštę ir tada prie jos priderinome jau šitą spalvą, kurį parinkome pagal NCS paletę. Ir gausi toksai tvarkingai užsuktas kampas. Ant kameros matosi daug ryškiau tas skirtumas, bet realybėje jis praktiškai nejaučiamas. Ir šita spinta tai yra jau, sakykime, kaip papildoma drabužinė. Šitas segmentas spintos tai yra jau kaip spinta skirta darbo reikmėms. Čia pas mus yra printeris, čia dar kažkokie dokumentai gali būti. Yra pakankamai didelis platus stalas. Yra patogus LED pašvietimas toli lygus, skaityti dokumentus, rašyti, viskas yra patogu. Yra uždaros spintelės, kur ten galima laikyti visokius dalykus, kuriuos nenorisi eksponuoti, atvirą lentyną, kur gali tikrai padėti tos daiktus, į kurios malonu žiūrėti ir kurios tau suteikia kažkokią malonę emociją, sakykime. Apie šitą kambarį tiek. Čia yra patogus darbo kambarys, kuris gali virsti svečių kambarių. Ateityje čia gali būti ir vaiko kambarys. Važiuojam į kitą kambarį. Kitas kambarys bus pas mus jau ne tik kad kambarys, tai bus jau pilnai tėvų blokas. Iš esmės, pirminiam statytojo plane čia iš vis nebuvo drabužinis, čia buvo tik tai spinta miegamajame. Jūs įeinat į drabužinis bloką, čia mes padarėm didžiulį veidrodį, kur tu gali matyti save pilno ūgio. Čia yra šoninis vertikalus LED pašvietimas, kuris toli lygiai tave pašviečia. Iš ypatingų dalykų mes čia turim kosmetinį staliuką. Tenai pas mus yra pufas, tu galėjai čia atnešti, atsisėsti, padėti priemonės, paimti ir pasidažyti. Kada tau nereikia šito staliuko, kad jis netrukdytų praėjimui iš miegamojo, mes galim jį greitai ir patogiai sulankstyti. Toliau pas mus eina pati drabužinė. Iš esmės pas mus yra čia 2 tipai sandėliavimų rūbų. Gražus daiktus tu gali eksponuoti, netokius gražus daiktus tu gali paslėpti šitoj spintoj su slankančiom durim. Toliau pas mus yra sanmazgas, visiškai atskiras sanmazgas, tik tai tėvų. Čia pas mus yra blokas su stalčiukais.
Čia galima laikyti kažkokius didesnius daiktus, kuris tau reikia sandėliuoti prie praustuvo. Čia pas mus yra specialiai projektuota mūsų spintelė. Jis yra su veidrodiniais fasadais ir čia mes galim laikyti mažesnius daiktus. Šitoj spintelėje pas mus yra rozetė viduj, yra rozetės iš išorės. Tarkim, jūs turite elektrinį šepetuką, tu galėjai visada laikyti toj spintelėje ir jis visada kraunasi, bet jis nestovi ant stalviršių. Tada mes turim čia labai teisingą apšvietimą. Čia yra pas mus kem 5 laipsnių profiliai iš abiejų pusių. Jis labai toli lygiai mane apšviečia visų pirma iš aukščio ir pagal savo stiprumą tu matai visus savo tobulumus ir netobulumus, gali teisingai save pamatyti. Vertikalus LED profilis, tai yra grinai dekoras, kuris susišaukia su šitu dizainu. Taip pat mes turim čia kabliukus, 4 netgi kabliukus raštlus. Jau detalių, tai detalių, kabliukai. Nu turim tų kabliukų, nu ir taip matosi, kad turim tų kabliukų. Kam? Dar trumpai apie tualetą. Jis pas mus yra juodos spalvos. Jeigu nėra stipriai kalkėtas vanduo, visai praktinis sprendimas. Šviestuvai šitai, jie puikiai tinka apšvietimui nedidelių sanmazgų. Jeigu kalbėti apie tokį vieną apšvietimą, jis turi visų pirma savo centrinę dalį, kuri apšviečia tokį bendrinį apšvietimą ir iš abiejų galų jis turi koncentruotą šviesą. Labai fainai apšviečia tokios erdvės. Tai apie patį dušą. Visų pirma, tai yra pakankamai didelė erdvė, kur čia gali maudytis vienu metu du žmonės laisvai. Iš tokių nestandartinių dalykų tai yra gyvatukas duše. Kodėl jis būtent duše? Nes čia turi būti šiltesnė erdvė ir jis dėl to čia ir atsirado, jis yra mažesnis, jis neduoda taip daug šilumos. Elektrikai žiūrintis šitą video gali sakyti, kaip gyvatukas duše. Mes naudojam termostatus su kojelė, kuri yra izoliuota specialiai tam pritaikyti. Tai sakykime, jeigu čia būtų rozetė, tai būtų atskira istorija, bet kaip matot, mes projektavimo stadijoje jau apskaičiuojam tą laidą, kad jis būtent atsirastų šitoj vietoj, kad tiksliai pataikyti. Čia pas mus yra lentinėlė, padėti šampūnams, visokiam ten muilams ir taip toliau, irgi patogus sprendimas. Viskas yra padaryta iš plytelių, viskas yra labai patvaru, gali plauti kiekvieną sieną, ką nori, viskas yra labai patogu. Visa dušo zona turi vieną nuolydį suformuotą link linijinio latako, vanduo nubėga, jokio problemų nėra. Tėvų mėgamasis. Čia yra pakankamai erdvės, kad ateiti praeiti prie lovos, atsigulti ir jau pamiegoti. Kiekvienas iš gyventojų turi savo kryptinius šviestuvus, kurį šviečia, jeigu tu nori skaityti, nors iš tikrųjų nežinau, kas su tokiais šviestuvais skaitų, reikia normalaus apšvietimo, bet mes jį padarom. Čia yra dekoratyviniai apšvietimai, veidrodis, kuris sukuria tą erdvės jausmą šitoj pusėj ir yra gražus staliukas. Toliau pati lova, irgi lova yra gaminta to pačio gamintojo UAB Dovmina kaip ir sofa, visas dizainas yra tas pats ir tie patys audiniai yra naudojami. Kita pusė pas mus yra, apart to, kad mes turim pakankamai talpi drabužinė, visa šitą sieną pas mus yra dar papildoma spinta. Tai įsivaizduokit, šitam nedideliam bute, kiek žmonės turi sandėliavimo galimybių. Kosmosas. Kitas žmogus irgi turi savo apšvietimą, čia yra pas mus asimetrinė kompozicija, tenai 3 šviestuvai, čia yra 1 šviestuvas, dar jis turi tokį jaukų pašvietimą naktinį, galima išjungti šitą šviestuvą ir jungti tik tai tokį silpną šviesytį. Dar yra mūsų šitas prožektoriukas, žodžiu, gali žaisti su apšvietimu, tų scenarijų yra milijonas, gali sukurti daugiau to apšvietimo, mažiau apšvietimo ir taip toliau. Į patį pabaigą noriu paminėti, kad tai buvo ypatingas projektas to, kad per visą projektavimo, realizacijos ir autorinės priežiūros procesą su užsakovais mes matėmės gyvai tik tai 3 kartus. Ir nepaisant to, tai netrukdė mums produktyviai, maloniai bendrauti ir dirbti kartu. Taip pat noriu padėkoti visai komandai, kuri prisidėjo prie šito projekto projektavimo, realizacijos, taip pat padėkoti partneriam, kurie prisidėjo savo produktais. Man buvo be galo malonu su jumis dirbti, su jumis buvau aš, Jūra, ir iki kitų projektų. Cut! Viskas!